numerio Salvijau, kodėl neatsiuntėjai, nežinau, bandom toliau. Vardas yra Salvijus? Salvijus, taip, Salvijus. O tu žinai, kad yra Salvija, yra tokia, ten dar ilgesnis gal pavadinimas yra lotyniškas. Salvija yra baisiausias, kas gali būti pasaulyje rūkomas haliucinogenas. Ok. YouTube, pažiūrėkit, Hebra. Turi? Salvija. Ne, neturiu, nebandžiau, bet YouTube esu matęs. Ok. Dar turime tokį berniuką, užregistravo Simą. Skambina iš maisto ir veterinarijos skyriaus dėl žuvies kiosko. Nusprendėm, kad 500 litų baudą jam. Nežinau, kaip dabar reikia sureksti viską. Tai gali būti iš higieninės, net higienos. Kaip ten ateina tikrint? Jo, ateina iš higienos tikrinti būna. Veterinarijos šiaip. Veterinarinės ir higienos. Gavom, kad pas jūs yra. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Gerai, tai kad pašvinkusi žuvis. Nekelia berniukai jūsų. Simuks. Plyšs miega. Kaip žuvis. Plyšs. Tai noriu kažko gazuotų atsigerti. Galėsim sustot parduotuvėje, Jonai? Galėsim. Norėčiau kažką tokio lengvos. Norėčiau, žinok, tikrai. Norėčiau kažko tokio. Gal norėtum vaflių? Aš kur šitas išlindo? Tasgi buvo, kur Jankevičius pasakojo. Teisingai. Gal norėtumėt kažkokių tai... O Palangoje atsirado, atvasi, gal norėtumėt kažkokių tai vaflių? Turiu dar vieną numerį iš tikrųjų, šito nepriskaminom. Galit paskambinti vienai labai protingai ir fainai merginai, kurios vardas yra Dimantė. Ji vengia su manimi susitikti, tai galvoju, gal galėtumėt kaip nors pačiešinti jūs ją. Mano vardas yra Giedris, esu iš Klaipėdos, iš Kaišiadorių rajono. Ir seni, atsiuntė nuotrauką jos. Seksi? Nu, seni. Koks rankinukas. Koks laikrodis gražus. Norėčiau tokio laikrodžio. Žinai, tipo rašo, kažkodėl jį vengia su manim susitikti. Nu, seni, tokios moteris tik tai už krepšininkų išteka. Tai kad tu, jeigu tu net 2,13 metrų laisvas. Jo, ir neuždirbi per metus 2,5 ir tavo pavardė ne iš V prasideda raidės. Ne, seni, jeigu tavo pavardė nėra 5, tai nu kaip ir laisvas. Bet, palauk, yra jos numeris, ar nėra? Yra, puiku. Pažiūrėsim, kaip kalbės tokia mergina. Iš tikrųjų, jūs jos nematėt, bet mes matėm ir matėt Rolando reakciją. Matėt mano reakciją iš tikrųjų? Taip, jisai, bet jau girdėjot jo reakciją. Jos vardas yra Giedrė. Dimantė, Giedrius. Alio. Labas, Dimantė. Labas, su kuo kalbu? Mano vardas Giedrius. Taip. Labai malonu, kad atsiliepėjai. Ar nesutrukdžiau tavęs? Ne, klausyk, Giedrius, kur tu gavai mano numerį? Tavo numerį gavau labai sudėtingais keliais ir galiu pasidžiaugti, kad vis tik svajonės pildosi ir galiu tau paskambinti ir pasakyti labas vakaras. Tai ačiū Dievo, kad taip ir įvyko bent jau dabar. Ar tu prieš, kad aš tau skambinu? Ne, aš nesu nieko prieš, o įdomu iš tiesų, ar su tuo pačiu Giedrium kalbu, su kuriuo galvoju. Nežinau, jeigu su... O ką tas, su kuriuo galvojais, tau kažkoks blogas yra? Ne, aš tiesiog nežinau, iš kur tu galvoji mano numerį. Ar palengvės, jeigu pasakysiu iš tikrųjų? Na taip. Gavau per 3 žmonės. Sakoma, kad pasaulyje galima kiekvieną žmogų pažinoti per 6 žmonės. Žinok, tave suradau per 3. Bet, ko gero, tu esi arčiau negu, tarkim, žmogus, kuris gyvena Meksikoje. Bet
bet man reikėjo 3 žmonių, kad sužinočiau tavo numerį. Tai va, ir viskas, ir aš tau dabar skambinu. Ir noriu kažkaip pasirodyti įdomiau, kad galėtume mes ateiti į pasimatymą, žinai. Na jau tu man vakar rašysi su tokiais pasiūlymais, tai žinai, man tada mes apie tai viską jau pakalbėjome. Nu, rašiau. Viena yra rašyti, kita yra skambinti ir savo balsų prisistatyti. Tai, nežinau, aš realiai dar nenuleidau sparnų ir galvoju, kad mums reikėtų susitikti. Iš tikrųjų, aš labai norėčiau. Kodėl mums reikėtų susitikti? Kodėl? Nes aš kaip žiūriu į tave, toj nuotraukoj, tu įsivaizduoji, man tokios mintis... Kokiai nuotraukai? Kur tu ten gražių laikrodžių labai? Galiu truputį pakartoti, nes aš negirdžiu tavęs. Aš esu čia. Aš tiesiog žiūriu tą nuotrauką, kur tu esi balkone. Nesi alekna, bet tu esi balkone. Iš tikrųjų, ta nuotrauka be proto graži. Ir aš savo net mamai parodžiau ir sakė, kad labai tau tiktų ši mergina, nes. Ir viskas. Tu esi beprotiškai graži. Beprotiškai. Na taip, bet taip vis tiek tavęs nesupratau, dėl ko mes būtent turėtume susitikti. Aš esu vyras, tu esi mergina, moteris. Na taip, bet žinai, tai nėra priežastis, kad mes turėtume susitikinėti. Yra priežastis. Tu man patinki, aš tau irgi patiksiu. Mes tinkam vienas kitam. Kaip gali sakyti, kad mes tinkame vienas kitam, jeigu mes nesame gerai pažįstami? Aš galiu žinok daug ką pasakyti iš nuotraukos, realiai. Aš esu tave matęs, aš žinau kokią tavo šypseną, kaip tu elgiesi, kaip tu valgys, kokią ranką. Ir žinau apie tave daug dalykų. Realiai, aš esu pasiruošęs, supranti, aš padariau visus namų darbus. Ir galutiniai renteliai, kur reikia parašyti išvadas, tai galiu pasakyti, kad 85% yra tokia tikimybė, kad mes galėtumėm būti abu laimingi kartu. Supratau tave. Žiūrėk, dabar Giedriau, mano numerį tau davė kartais ne Gintarė, mano sesė. Gintarė tavo sesė. Vienas žmogus iš tų 3, kur aš sakiau, buvo Gintarė. Supratau. O blogai čia? Nežinau, ar gerai ar blogai, man iš tiesų. Dieve, koks tavo balsas seksualus. Supranti, tu net nuotraukoje atrodai pribloškiančiai. Tavo ta maikutė tokia aptemta, į mane veda iš proto. Apie kokią tu nuotrauką kalbės, nelabai suprantu tą. Nu, nežinau, tu balkonė su juoda maikutė tokia esi. Nu, faina. Nu, tokia seksualiga nuotrauka. Bet ne apie tai. Iš tikrųjų, viskas susideda į vieną, tai kad mes privalome bent jau nueiti į vieną pasimatymą. Na, žiūrėk, yra tas dalykas, kad aš tas nepažįstu. Ir aš tau jau esu sakysi, kad aš kaip ir naujų tokių pažinčių neieškau. Ar žinai, kad pačios įdomiausios ir ilgiausios draugystės atsiranda tada, kai su žmogum susitinki visai netikėtai ir neplanuotai. Kai nieko neieškai. Nežinau, man taip nėra buvę. Nu, tai pamėgink. Kodėl dabar tu vieniša esi, dėl to ir esi, nes... O tu pamiršai, kad aš nesu vieniša? O ką tu turi, vaikiną? Taip, aš turiu vaikiną. Ar tu juokauji? Man rodos, aš tau esu tai sakysiu. Tu man nieko net...